Taigi šiandien noriu parodyti vaizdelį, kaip ūkininkas Arūnas meluoja, kad sudarė su mano mama panaudos sutartį. Taigi aš jums parodau panaudos sutartis, tačiau ant panaudos sutarties nėra parašo, nėra vardo nei pavardės. Šita sutartis yra negaliojanti, o jei negaliojanti, kai advokatė sakė, tai šita reiškia, kad mano mama jokios sutarties su Arūnu neparašė. Šiandien trumpai įdėsiu apie Arūną ūkininką. Apie šitą žmogų reikia viešinti ir daug viešinti, nes jis labai daug melo pasakęs ir tą melą priima vyriausias tyrėjas Aidas Kaknevičius. Taigi Arūnas, aš dar pabraukiau iš Aido Kaknevičiaus atsakymo į mano skundą, parašė: balandžio mėnesį netikėtai atvyko Ališkevičienės dukra Nijolė Mockevičienė, pradėjo reikalauti, kad prižiūrėtų Arūnas jos motiną. Už šitą melą, Aidai Kaknevičiau, aš tau pasakau, kad Visockų niekada neatleisiu. Aš jam nusiunčiau žinutę: Arūnai, parašyk, kada aš iš tavęs reikalavau, kad tu mano mamą prižiūrėtum. Už šitą melą niekada neatleisiu. Ir kam tu meluoji? Kad tu su mano mama sudarei panaudos sutartį 10 metų. Ar tau negėda? Mano mama su tavim nesudarė jokios sutarties, o tu disponuoji negaliojančią panaudos sutartimi su padirbtu mano mamos parašu 4 metus. Apie tavo melą bus daug vaizdelių. Visi vaizdeliai apie nusikalstamas veikas. Ar suskaičiuoji pats, kiek darai nusikalstamų veikų prieš mano mamą? Labai prašau, parašyk, kada aš iš tavęs reikalavau, kad prižiūrėtum mamą ir kodėl meluoji. Disponuoji 4 metus su negaliojančia panaudos sutartimi. Taigi noriu trumpai pasakyti, mama mano su Arūnu Visocku niekada nebuvo sudarius jokios sutarties. Taip dar trumpai noriu pasakyti, kad Arūnai, žiauriomis sąlygomis aš dabar parodau, o per telefoną neskaitysiu. Laikyti
seną žmogų žiaurus elgesys su žmogumi. Žmogaus teisių konvencijoje parašyta, kad žmogaus kankinti negalima. Tu pažeidi mano mamos teisę į orų gyvenimą. Už tai tu padarai labai didelę žalą. Ir tau tikrai kainuos ne 5 tūkstančiai. Žinoma, tu turėsi ir juos sumokėti. Už tą žalą, kurią tu darai mano mamai, laikai žiauriomis sąlygomis, su lūžusiais baldais, nes tu už žemės naudojimusi nemoki. Laikai purvinai susmirdusiais kilimais, su patalynė purvina, jinai negali nusipirkti. Su sulūžusiomis buitinės technikos, su sulūžusia šaldytuvu, dujine. Taip, aš apie tavo, Arūnai, melą įdėsiu dar apie 10 vaizdelių, taip pat ir apie Aido Kaknevičiaus, nes manau, kad Aidas Kaknevičius, vyriausias tyrėjas, taip pat prisideda prie šių žiaurių dalykų, nes jis tave gina. Taip, aš manau, kad ir jis labai didelę žalą daro.